Papasakokite apie save. Kokį dalyką dėstote, kokia jūsų specializacija šioje srityje ir asmeniniai interesai. Mm. Sveiki, tai aš esu Vida Grašienė, dėstau sveikos gyvensenos psichologiją. Tai gal truputėlį apie save, tai esu baigusi mediciną, toliau nusprendžiau tobulėti ir įgijau psichologo išsilavinimą, baigiau psichologijos bakalauro, magistrą, plus podiplominės studijos mindfulness srityje ir kognityvinės psichologijos srityje. Tai gilinu žinias ypatingai kognityvinės psichologijos srityje, daug seminarų lankau, konferencijose lankausi pati, darau pranešimus konferencijoje. Mano hobis skaityti knygas, mėgstu keliauti, važiuoti dviračiu, būti gamtoj, bendrauti su žmonėm. Tai va, gal todėl ir pasirinkau dėstymą holistiniam institute. Kas paskatino jus pradėti domėtis šiuo dalyku ir kodėl pasirinkote į sveikatą žvelgti iš holistinės perspektyvos? Na, visų pirma, kažkaip tai kažkaip nuo paauglystės mąsčiau, visą laiką susimąstydavau apie sveikatą, mąstydavau, kas svarbiausia, kokie esminiai dalykai, tokie egzistenciniai klausimai kilo. Ir baigiant mokyklą, pastebėjau, kad labai domiuosi žmogaus kūnu, žmogaus mąstymu, todėl įstojau į mediciną, mokiausi medicinos, gilinausi į žmogaus kūną, tada nusprendžiau pasigilinti į žmogaus mąstymą, kaip tai susiję, kaip tai veikia. Na, aišku, jau iš pat pradžių suvokiau, kad susiję ir kad veikia, bet vat kaip įdomu buvo. Ir tada stojau psichologiją studijuoti. Na, o tiesiog suvokiau, kad sveikata yra svarbiausias dalykas žmogaus gyvenime, nes jeigu žmogus turi sveikatą, jis turi viską. Jeigu neturi sveikatos, tada atrodo ir diena netokia šviesi, ir mokytis netaip įdomu, ir bendrauti netaip norisi, ir taip toliau panašiai. Tai va, o holistiniu požiūriu remiuosi todėl, kad, na, jei nebus visuminio požiūrio tiek į save, tiek į kitus žmones, į aplinką, į sveikatą, mes neturėsim rezultato. Todėl tas holistinis požiūris yra man labai svarbus. Kokias pagrindines temas ir klausimus jūs nagrinėsite su studentais paskaitų metu? Na, sveikos gyvensenos psichologija tai tokia dar ganėtinai jauna psichologijos šaka, lyginant su visom kitom disciplinom. Ir studijuojantį sveikatos psichologiją, sveikos gyvensenos psichologiją, įgis žinių apie psichologinį atsparumą, emocinį intelektą, elgesio, streso sąsają su sveikata. Galima bus įsigilinti į psichosomatikos, priklausomybių nuo įvairių cheminių medžiagų mechanizmą, taip pat gilinsimės į skausmo psichologijos aspektus, lavinsim praktinio bendravimo, streso valdymo, sąmoningo gyvenimo, emocinių kompetencijų vystymo, savižudybės rizikos identifikavimo ir pagalbos teikimo įgūdžius. Taip pat mokysimės savidisciplinos ir savireguliacijos. Tai vat įgiję tokias vat bazines tokias sveikatos psichologijos žinias, studentai galės komunikuoti sveikatos stiprinimu, psichologinio atsparumo aspektais, galės kurti bendradarbiaujantį santykių su savim bei kitais ir netgi galės padėti šiek tiek kitiem žmonėm. Pavyzdžiui, jei pastebėsim savižudybės riziką ypatingai, taip pat kitaip išmoksime žvelgti į save, į sveikatą savo ir į kitų žmonių taip pat sveikatos požiūrį galėsim jį papildyti, mokėsim, gebėsim. Tai vat, plius taip studijuodami šitą dalyką studentai gaus ir šiokį tokį bonusą, tai yra tokias kaip ir asmeninis konsultacijas, jeigu jie norės, jiems rūpimais klausimais. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, studentas pastebi, kad jam yra aktuali kažkokia tai tema, kurio neįtraukta į dalyką, jis galės tą temą atskirai padiskutuoti su manim, jeigu bus poreikis. Jeigu kils papildomų klausimų, į kuriuos aš negalėsiu atskaityti ar pritrūks laiko paskaitų metu, studentas galės gauti asmeninės konsultacijas taip pat ir gauti visus
atsakymus į jam rūpimus klausimus, sveikatos ir sveikatos stiprinimo tema. Kodėl šis dalykas yra svarbus ir naudingas žmonėms šiuolaikiniame pasaulyje? Kaip įgytos žinios gali būti taikomos praktikoje, kasdienybėje? Šiuolaikinis pasaulis yra labai greitas, todėl viskas vyksta dideliais tempais, labai viskas vyksta greitai, žmogus patiria daug įtampos, daug streso ir labai dideli krūviai. Todėl labai svarbu išmokti pažinti savo kūną, pažinti savo sveikatą, išmokti susitvarkyti su savo kūnu ir mes galėsime efektyviai gyventi, būti linksmi, mėgautis gyvenimu, tuo pačiu neužmesdami savo darbo ir nepervardami, nepersitempdami. Ir kasdienis gyvenimas labai tampriai susijęs su mūsų sveikata ir savijauta. Taip, tai jeigu mes išmoksim palaikyti savo psichologinį atsparumą, mūsų nepalauš jokie gyvenimo sunkumai. O jeigu ir susidursime su gyvenimo sunkumais, tai galėsime lengvai juos įveikti, be stiprių ar skaudžių pasekmių. Tai čia su kasdienybė labai stipriai susiję ir tiesiog Ar galėtų ir kodėl šis dalykas galėtų būti naudingas sveikatinimo srities specialistams, gydytojams? Sveikatos stiprinimo specialistai, ypatingai gydytojai, galės išmokti plačiau žvelgti į problemą. Nes dažnai mes susisiaurinam kažkokioj siauroj srity ir nemokame plačiai žvelgti, holistiškai žvelgti į mūsų kasdienybę, į ligas, į problemas, į žmogų. O ypatingai medikams, teikiama ganėtinai, nežinau kaip, nedaug skiriame dėmesio psichologijai, sveikatos psichologijai, sveikos gyvensenos psichologijai. Jie gauna tas žinias apie kūną, apie mąstymą, apie ligas ir taip toliau, bet apie tą holistinį požiūrį retai kas puoselėja ir retai yra tai žvelgiama. Tai aš manau, sveikatinimo specialistams ypatingai svarbu pasidomėti sveikatos psichologija. Kaip manote, kodėl svarbu integruoti holistinę prieigą į vakarų mediciną šiuolaikinę? Manau, naturopatinę mediciną labai svarbu integruoti į vakarų mediciną, nes kaip ir mes kalbam visą laiką, yra biopsichosocialinis požiūris į ligą, į sveikatą, holistinis, visuminis požiūris. O visuminis požiūris nulemia tai, kad mes negalim žiūrėti labai siaurai. Tai jeigu aš, duosiu konkretų pavyzdį. Pavyzdys, jeigu man yra problemos su stuburu, taip, tai aš galiu gerti nuo skausmo tabletę, bet tačiau yra kiti būdai, kurie gali man sumažinti labai stipriai skausmą. Pavyzdys, man reikės išgerti vieną tabletę, tarkim, ibuprofeno arba kitų nuskausminančių vaistų ir plus masažai, akupunktūra, ir kitos naturopatinės medicinos priemonės padės man sumažinti skausmą kitais būdais. Tai aš išgersiu daug mažiau vaistų ir turėsiu mažiau pašalinių poveikių ir greičiau išspręsiu problemą. Taip pat išmokdama taikyti naturopatinę mediciną, aš galėsiu užsiimti prevenciją ligos, taip? Tai reiškia, aš rečiau sirgsiu, rečiau patirsiu atkryčius. Todėl labai svarbu integruoti tą holistinį požiūrį į vakarų mediciną, kad nebūtų siauras požiūris. Tai jeigu aš gydau stuburą, tai galiu gerti vaistus, uždegiminius vaistus, tačiau mokėdama atpalaiduoti kūną, mokėdama tvarkytis, supažindinti savo kūną su skausmu ir supažindinama su būdais, kaip aš galiu nuimti kitais būdais skausmą ir pagerinti savo stuburo sveikatą, tai gausiu labai gerą rezultatą. Kaip pavyzdys. Ir taip su bet kokiom ligom. Tai labai svarbu holistinis požiūris į holistinę integraciją į vakarų mediciną. Nežinau, aš Gal čia taip siaurai bandau, bet jūs dalyke susipažinsite su tuo plačiu požiūriu, labai plačiu. Nes prisistatymę aš taip siauriau gal žvelgiu, bet paskaitų metu jūs turėsite galimybę plačiai tai pažvelgti ir pamatyti, kaip tai veikia. gal galite pasidalinti sėkmės pavyzdžiais, gal turite kažkokių istorijų iš savo asmeninės darbo praktikos, studentų atsiliepimų, patirčių,
Kaip pavyko išspręsti tam tikras problemas pritaikius jūsų dalyko žinias? Na, dėstant, dėstant, dėstant dėstant sveikos gyvensenos psichologiją, visi studentai pasakojo, kaip jiems pagerėjo sveikata, kaip sumažėjo įtampos, kaip jie pakeitė savo požiūrį į gyvenimą, į save, į savo turimus, patiriamus iššūkius. Na, jie tiesiog, patobulėjo labai stipriai. O šiaip jeigu aš remčiausi savo asmenine patirtim, tai, jeigu aš neturėčiau tokio požiūrio į sveikatą, į sveikatos sampratą, tai, tikrai daugiau sirgčiau, būčiau blogesnės nuotaikos ir, na, ne taip efektyviai gyvenčiau, ne taip galėčiau mėgautis gyvenimu. Tai čia tiesiog gal tokių nėra tokio konkretaus pavyzdžio, bet taip, jeigu holistiškai apibendrinant šnekant, tai tiktai taip. Nes tai tiesiog susiję tiesiogiai, o kartais tai tiesiog susiję su gyvybe. Vat, pavyzdžiui, konkretus pavyzdys. Viena mergina buvo kopriklausoma nuo vaikino ir jinai vos nenusižudė. Ir tiktai dėka tokio vat pilnavertės pagalbos jinai iki šiol sveika, gyva ir maža to jinai laiminga, mėgaujasi gyvenimu. O jinai būtų tiesiog netekus gyvybės. Tai atrodytų kopriklausomybė, taip atrodo psichologija nesusijusi su niekuo, bet susijusi net su mūsų gyvybe. Tai gal toksai didžiausias sėkmės pavyzdys mano praktikoje, kai tiesiog buvo išsaugota žmogaus gyvybė. Žmogui susipažinus, kas yra kopriklausomybė, kaip jį veikia, kokie mechanizmai, kaip iš to išeiti, buvo išgelbėta žmogaus gyvybė. Ir konkrečiai jaunos merginos iki 30 metų.